Kai įžengėme į šio užmiršto dvaro teritoriją, mus pribloškė tai, ką radome. Buvo aišku, kad čia niekas negyveno jau ilgą laiką, tačiau viduje viskas vis dar buvo savo vietose. Atrodė, lyg buvę savininkai vieną dieną būtų tiesiog išėję ir niekada nebegrįžę. Pilį iš pradžių pastatė 1428 metais, kaip įtvirtintą namą apsuptą griovių. Per šimtmečius įkeitėsi, o didžiausi atnaujinimai vyko Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu. Tačiau kaip tik tada, kai ji buvo pertvarkoma, kilo gaisras ir sugadino didžiąją pastato dalį. Dvaras buvo apleistas netrukus po to ir liko tuščias bei nykstantis beveik 100 metų. XIX pabaigoje jis buvo atgaivintas ir naudotas kaip didelės žemės ūkio veiklos dalis. Aplink esantys laukai garsėjo aukštos kokybės grūdais, o rūmai tapo labiau žemės ūkio darbų pagalbos centru nei kilmingųjų rezidencija. Tai tęsėsi iki pat 20 amžiaus, kol nuosavybė vėl buvo apleista. Paskutiniai čia gyvenę žmonės buvo pagyvenusi pora – Margaret ir Alfredas. Margaret mirė būdama 96, gerokai po Alfredo, ir nuo tada namas pamažu paskendo tyloje. Vienas iš labiausiai stebinančių atradimų buvo didžiulis, kadaise prabangus miegamasis, sustingęs laike. Dar labiau šokiravo tunelių tinklas po dvaro teritoriją. Sudėtinga sistema pastatyta seniai, galbūt sandėliavimui arba apsaugai. Šiandien pilis yra privačiai valdoma ir nebėra apleista. Prašome visų gerbti dabartinius savininkus. Vaizdo medžiaga buvo nufilmuota laikotarpiu, kai valda buvo visiškai negyvenama. Šiais metais darome kažką ypatingo. Jei nuo šiandien iki kalėdų užsisakysite ką nors mūsų internetinėje parduotuvėje brosofdecay.com, gausite mūsų ranka rašytą kalėdinę atvirutę su Bros of Decay vaško antspaudu. Jie atrodo tiesiog nuostabiai. Tai yra padėka jums už tai, kad leidžiate mums keliauti po pasaulį ir daryti tai, ką mylime. Jūs gausite nuostabią atvirutę. Nepamirškite panaudoti kodo SANTABROS10 atsiskaitydami parduotuvėje ir įsigykite savo gražią gertuvę, kepurę, marškinėlius, džemperį ar ką tik norite. Ir norime palinkėti jums gražių švenčių, laimingų naujųjų metų ir nuostabių kalėdų. Ačiū visiems, sveiki sugrįžę į Bros of Decay, į 15 amžiaus viduramžių pilį, žinoma nuostabioje Prancūzijoje. Visiškai apleista nuo 2019 metų. Neturi net žodžio. Taip. Nes gali matyti per kamerą, kad čia nuostabu. Niekada nemačiau tokios vietos. Taip, jie šiek tiek atnaujino, renovavo ir jis tapo šiek tiek prabangesnis. Bet jis buvo pastatytas 1428 metais. Nežinau, jis nebuvo pastatytas šios šeimos. Tiksliai nežinau, kas jį pastatė, bet mes vis dar bandome išsiaiškinti šios vietos istoriją. Bet kaip matote dabar, mes stovime kieme, kuris iš išorės apsuptas vandeniu. Ir čia viduje tarsi mažytė tvirtovė. Tiesa, visos šios sienos, kurias matome čia dabar, už jų yra vanduo. Yra tik vienas būdas patekti vidun. Man labai patinka šios kvadratinės angos sienoje. Tai kaip tikra pilis, tarsi šaudymo taškai ar kažkas panašaus. Tokie buvo anais laikais. Oho, ir net bokštas vis dar stovi ten. O kaip gražu. Dabar jau labai apiręs, bet tikriausiai jis jau labai seniai nenaudojamas. Ar tai buvo vartininko namelis tais laikais? O taip, galėjo būti vartininko namelis arba galbūt sargybos bokštelis. O, atsargiai, bet jis yra gale. Taip, nežinau. Galbūt tam, kad stebėtų kalną už jo. Taip. Bet dabar tai tik gyvenamoji vieta. Ir deja, dabar ji yra apleista. Taip, pažiūrėk čia. Jie netgi turėjo savo šulinį čia. O, iš tikrųjų ne visai. Jis nėra labai gilus. Pažiūrėkite tai. Po Margaritė mirties 2019 metais visi jos daiktai, viskas, ką jie turėjo, milijonai ir milijonai eurų, liko šioje vietoje. Kai kurie žmonės sakys, kad tai nėra apleista, bet tai tikrai buvo palikta jau 5 metus. Dabar mes žengėme, manau, į kažkokią gyvenamoją erdvę. Taip, turiu omenyje čia jauku, todėl atrodo kaip gyvenamoji erdvė. Patikėk manimi, tai kukliausias kambarys iš visos šios vietos. Kuklus, taip. Pats kukliausias. Taip, mes čia daug nerodysim, tik šitą čia parodysim. Daug baldų sustatytų aplink stalą. Kas verta parodyti šiame kambaryje, tai žinoma prisiminimai, kurie čia liko. Šios šeimos liko daugybė nuotraukų. O man labai patinka šios nuotraukos. Jos nukelia tave į kitą laiką.
Čia yra Margarita, o čia apačioje Alfredas. Ir kaip matote, jie tada dar buvo šiek tiek jaunesni. Čia yra keletas meno kūrinių. Taip, šie kūriniai yra nepaprastai gražūs, ypač šis, nes esu beveik tikras, kad jie nutapyti ant medžio. Taip. Oho, pažiūrėkime čia. Turime gražią spintelę, virš kurios kaba labai senas gražus veidrodis. Oho, nuostabiai paauksuota. Ir dar vienas dalykas, kurį turėjau paminėti ir išorėje. Tai visur matoma atidengta mediena. Man tai visada labai patiko. Tai labai rytų Prancūzijos ir pietų Vokietijos stilius. Pažiūrėkite į šį milžinišką židinį. Tai tipiškas viduramžių pilių bruožas. Tai 100% viduramžių židinys vien iš akmens. Taip. Labai tvirtas. Ir jis yra didžiulis, nes anksčiau tiesiog paimdavai visą, tarkim, kiaulę ir įdėdavai ją vidun. Ir ten jie kepdavai. Taip. Pažiūrėk čia. Čia yra plokštė židinio viduje. Atsiprašau už šį paveikslą, kuris čia stovi priešais. Jis irgi labai gražus, bet aš tiesiog noriu tai parodyti. Ar matai tą gražią heraldinę leliją, bet taip pat ir 1515. Oho. Tai beveik nuo pat pilies pradžios. Tai tik 100 metų senesnis už pačią pilį. Ar gali patikėti, kad tai 1515 metai? Taip, šitam yra 500 metų, pusė tūkstantmečio senumo. Taip. Tu net neįsivaizduoji, kur mes stovime. Ne, tikrai ne. Čia gyveno mūsų protėviai. Čia liko labai gražių paveikslų. Man labai patinka šis. Čia liko daug laimingų gražių prisiminimų. Jie turi anūkų, turi palikuonių. Tai nėra taip, kad čia viskas baigėsi. Tai neturi baigtis dabar. Tačiau dažniausiai daugeliu atveju šie žmonės negali susitarti, ką su tuo daryti. O Prancūzijoje tai yra įstatymas. Kai ne visi vaikai gali susitarti dėl pilies ar turto likimo, tada nieko nevyksta ir tai tikrai liūdna. Yra keletas dalykų. Pažiūrėk į auksų padengtą elnę. Tai šiek tiek keista. O, vitražas. Taip. Arba suteptas. Tai sutepta, taip. Gerai. Cheval, arklys prancūziškai, chasseur. Dar daugiau nuotraukų, šunų ir visko. Man labai patinka šunų nuotrauka. Netgi čia palikta šovinio tutelė, tikriausiai nuo medžioklės. Visada tai būna. Kai jie nušauna ką nors įdomaus, pasilieka šovinio tutelę. Nuostabus kambarys, didžiulis kambarys. Taip, noriu tiesiog jį parodyti. Tarp jų, čia turime mažą sandėliuką, keletą dalykų. O taip, bet manau, kad čia labai šaunu. Taip, manau, kad šis kambarys taip pat labai šaunus, bet jis šiek tiek makabriškas turbūt. Bet aš eisiu arčiau. Įsivaizduokite, einate per Prancūzijos miškus ir staiga išgirstate, tarkim, o, ir tada prieš jūs pasirodo šernas. Man tai buvo kartą, kai ėjau per Belgijos miškus ir šernas tiesiog atsistojo priešais mano kojas. Iš tikrųjų? Taip, tikrai, oho, toks didelis gyvūnas. O kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, Ispanijoje, jie dar didesni. Pažiūrėkite tą snukutį. O, ar matei tai? Atrodo, kad jų burnos vidus nudažytas raudonai, gana šiurpu. Nežinau kodėl, bet atrodo, kad tai juos daro baisesnius. Taip, jie bando tai atkartoti. Taip. Taip, nežinau, ar jie paprastai taip daro. Bet kaip matote, ši pilis yra pilnai išlikusi. Čia viskas palikta, visi jų trofėjai, visi baldai. Gerai, kita pilies dalis. Palaukite. Palau. O. Ar gali tiesiog atitraukti užuolaibės už tavęs? Pažiūrėk. O dieve, aš dar nemačiau to. Taip, čia yra milžiniški įėjimo vartai ir tai vienintelis kelias į vidų. Tai beprotiška. Taip. Visiškai beprotiška. Oho. Taip, tai yra pilis. Tai yra pilis. Taip. Eikime į kitą kambarį. O, tai yra įėjimas. Tiksliau, kita įėjimo salė. O, taip. Tai vėlgi yra gražus trofėjų kambarys. Tai tikriausiai jo didžiausias pasididžiavimas. Didysis elnias Prancūzijos miškuose. Pakabintas prie įėjimo. Kad visi matytų. Kartais mes lankomės apleistose pilyse ar kitose apleistose vietose. Ir ten iškamšos būna labai suirusios. Bet šios atrodo nuostabiai, visiškai nepažįstos. Atrodo, kad jie tikrai jomis rūpinosi. Taip. Oho. Man taip pat patinka ir mažesni aplinkui, su dideliais ragais čia virš durų. Ir jų čia tiek daug. Tai beprotiška.
Ir kaip matote, kiekviename kambaryje apleistoje pilyje turi būti židinys. Taip, žinoma. Tai labai įdomu, nes tai vėlesnis variantas tų lygintuvų, kuriuos anksčiau dėdavo ant krosnies. Į juos įdėdavote karštų žarijų. Taip. Tikriausiai jų daugiau nebenaudojo, tik laikė kaip eksponatus. Graži plutelė viduje. O, gyvūno letena, galbūt šerno. Taip, panašu į tai. Bet ar jie naudojo ją kam nors, pavyzdžiui, kažką ten įdėti? Tai dvaro nuotrauka. O 1998 tai jau seniai buvo. Pažiūrėk, ten dar daugiau elnių galvų ir ragų. Man taip pat patinka iliustracijos su arkliais, medžioklė ir panašiais dalykais. Tai būdinga prancūzams, kad tokių dalykų pilna visoje pilyje. O, čia yra dideli kryžiai ir panašus dalykai žvakėms. Ant jų gali uždėti didelę žvakę. Taip, bet tai turėtų būti bažnyčioje. Esu 100% tikras, kad tie daiktai skirti bažnyčiams. O gal manai, kad jie gal turi kokią mažą koplyčią ar kažką panašaus? O ar tai nebūtų keista? Ne, mes esame matę pilių su koplyčiomis. Taip, tiesa galbūt. Taip, galbūt turėtume apsidairyti juos ieškodami. Didelis koridorius tikriausiai. Čia bus pilna paltų. Taip, citata iš Margaritos, citatos iš Alfredo. Ir netgi rutuliniai antgaliai ir viskas vis dar čia. Oho! Tai tikrai šaunu. Oho! Štai čia didžiosios įėjimo durys. Atsiprašau, leiskite man tik pasislinkti. Atsiprašau. Nieko tokio. Štai čia didžiosios įėjimo durys. Visiškai užrakinta jau ilgą laiką. Ir dar daugiau gyvūnų galvų ant sienos. Čia taip ramu. Šis paveikslas. Kalnai fone, miškas priekyje, bėgiojantys elniai. Atrodo, lyg net vaizdas už lango būtų toks pat. Taip, iš pilies, taip. Wow, 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 wow. Drožiniai, detalės, meistriškumas. Šis baldai tai tarsi koridoriaus suoliukas su daiktadėže. Taip, matau net vaikų žaislus, kuriuos čia palikau. Tai labai senas žaislas. Labai. Neįtikėtina. Man jis labai patinka. Ir jis tikrai senas, nes meistrystė atrodo kaip iš viduramžių. Turiu omenyje, viskas šioje vietoje gali būti tiesiog pažodžiui 500 metų senumo. O tai be abejo, jei židinys toks senas, tai kodėl ne visa kita? Kodėl ne visa kita? Taip. Pavyzdžiui. Tai galėtų būti tiesioginė prasme 500 metų senumo. Net neįsivaizduojame. Ne. Mes tiesiog žiūrime į istoriją. Taip. Tai tiesa. Ir aplink namą bei židinius yra tiek daug herbų. Ir visi jie skirtingi. Čia gyveno daug kilmingų žmonių, daug aristokratų. Tai beprotiška. Gerai, šios durys jau nebeatsidaro, bet čia patenkame į nuostabų kitą kambarį, su vaizdu į sodą, iš tos pusės su vaizdu į tą kiemą. Ir manau, kad čia buvo labiau darbo vieta, poilsio zona. Vieta, kurioje jis tikriausiai priimdavo žmonės. Taip. Turėdavo susitikimus. Žmonės užeidavo vidun, atsisėsdavo, tvarkydavo reikalus, šiek tiek pasikalbėdavo. Greičiausiai tam ir buvo naudojama ši vieta. Tai toks gražus kabinetas. Visą šios vietos istoriją sužinojome iš šių dokumentų čia. Aš jų nerodysiu, nes juose yra daug detalių. Bet čia mes sužinojome, kad ši vieta yra iš 1428 metų. Gerai, kas toliau? Kur einame? Į ką žiūrėsime? Manau, ten už nugaros buvo tik archyvai ir dokumentacija. Taip. Visiškai prikrauta archyvų. Tikriausiai iš jo verslų. Mes nesužinojome, kokiu verslu jis užsiima, bet tikriausiai tiesiog labai turtingas. Tai tikrai. Ir man dar patinka, kad aplink pilį visur matyti šios mažus porcelianinius daiktus. Taip, mažos smulkmenos ir panašus dalykai. Taip, štai gaublys. Atsiprašau, rodėte į kažką labai ypatingo. Taip, tai akvarelės paveikslas iš 89-ųjų. Iš šios pilies. Jei dar nematėte. Tikriausiai jau atpažino šezlongą. Tipiškiausią baldą Prancūzijoje. Negalite turėti pilies be šezlongo. Taip, man tiesiog šiek tiek liūdna, kad jis nyksta. Ir jis dar gana naujas. Manau, tai ne tie gražūs Wall Street šezlongai, kuriuos visada matai. Ir net namo viduje yra nuostabios akmeninės durų angos, arkiniai praėjimai ir visa kita. Taip, atrodo, kad tai originalu iš viduramžių laikų. Turi būti nuostabu. Židinys visiškai pagamintas iš medžio, gausiai išraižytas ir visa kita. Šis židinys, manau, buvo tik dėl grožio, bet nežinau. Bet jis atrodo didingai.
Niekada nemačiau židinio, kuris būtų įmontuotas į sieną ir pagamintas iš medžio. Aš labai bijočiau, kad ugnis tiesiog išlystų ir viską sunaikintų. Štai kodėl medinė apdaila. Štai kodėl sakau, kad tai tikriausiai tiesiog netikra. Pažiūrėk į šias detalės. Tai taip gražu. Nuostabus laikrodis viršuje. Su jame išraišyta lape. Viskas šiame kambaryje yra didinga. Ir taip pat, kaip matote, čia yra dar vienas herbas. Vėl turime datą. Taip, 1600-ieji, miela. 56. Manau, 1656-ieji. Taigi 400 metų senumo židinys. Tai yra... Taip. Pono Alfredo vaikščiojimo lazdelė. Tai tikriausiai nėra 400 metų senumo. Tikriausiai ne. Oho. Maža vitrina įmontuota į šoninį stalelį su labai įdomia porceliano kolekcija viduje. Taip. Vėlgi, tiek daug. O žiūrėk, jinai tikrai atsidaro. Aš išimsiu tik šitą. Čia nieko nėra, bet atrodo, kad tai rankų darbas. O tai tikrai visiškai beprotiška. Tai nuostabu. Tai visiškai nuostabu. Man labai patinka ši knygų lentyna šioje pusėje. Oho, taip, bet visas kambarys yra tikras šedevras. Tai tobula. Rankomis išdrožta iš medžio bloko. Palauk, ką? Štai sūris. Jėzus ant ragų. Tai taip kvaila. Prancūzija. Prancūzija. Na, kitas. Man šis kambarys irgi labai patinka. Manau, vėlgi tai svetainė, poilsio kambarys. O taip, šiame kambaryje galėčiau tikrai daug pailsėti. Bet židinys čia vėlgi nuostabus. Jis taip gerai padarytas ir... Tai irgi ne tas židinys, kurį užkurtumėte. Taip, būtent, aš irgi taip nemanau. Tiesiog dėl vaizdo. Taip, netgi herbas ten. Ir tada karūnos dalis priekyje, puošyba. Taip pat gražiai išraižyta. Ir šis veidas čia. Oho. Ir detalės turiu menį. Pažiūrėkit, tai man labai patinka detalės, o jų pilna šioje pilyje. Tu teisus, mums reikia daugiau pasikalbėti. Gal norėtum? O čia truputį šiek tiek apipelijo. Tai lipdinys. Žiūriu, taip, pažiūrėk aš su pirštinėmis, bet ant herbo tiesiog yra pelėsio. Taip. Atrodo labai švaru, bet tikrai apleista. Bet ne taip ilgai ir tai jau labai liūdna. Po 5 metų ši vieta jau atrodo taip. Pažvelk už savęs. O, dar daugiau šių žmonių nuotraukų. Ar čia Milsteris? Alfredas? Taip, greičiausiai tai tas žmogus, apie kurį kalbama. Gražus ir paveikslo rėmelis. Tiesa, o ši iliustracija tai tikras piešinys. Atrodo tikroviškai, bet tai piešinys. Iš tiesų galėtų būti. Mano vaikas. Taip, su šunimis. Labai gražu. Padaryta pieštuku. Tiesa? Taip. O, ji ten atrodo tokia graži. Ir man taip pat patinka šie maži rėmeliai šonuose. Taip, jie nuostabūs. Ir tada turime šias gražias apmuštas kėdes. Viena yra ten. Bet taip pat čia yra didelis derantis suoliukas, gražus suoliukas, nuostabus paveikslas, tikrai tikras, 100% tikras, pažiūrėkite į jį. O, bet pažiūrėk, pradeda formuotis įtrūkimai. Bet kartais tai suteikia daugiau charakterio. Galiu tai suprasti, bet taip, tai suteikia tikrumo. Tai tikrumas. Ir jei nueisi į muziejų ir pažiūrėsi į paveikslus, visada matai tuos įtrūkimus. Ir man tai tiesiog taip. Tu pamatai ir galvoji. Taip, tai istorija. Taip ir turi būti. Ir dabar, kai kalbė apie muziejus, šie namai primena muziejų. Tai yra muziejus. Pažiūrėk į šį gobeleną čia už nugaros. Ar žinojai, kad mano šalis, Belgija, o ypač Briuselis, yra pasaulinio garso dėl savo gobelenų? Mes gobelenus audžiame jau 100 mečius. Taip, ir jums tai puikiai sekėsi. Marmurinis stalas čia, marmurinės stalčius. Pažiūrėkime, ar galiu tai atidaryti? O, ne, truputį. Man patinka, kad šios durys tarsi lenktos. Taip, tai tikrai gražu. Gerai, gal parodome likusią kambario dalį pirmiausia. Taip, nes man tai labai patinka, kaip tai vadinama. Tai turėtų būti priešais lovą. Taip, čia yra mažas suoliukas, kur ryte gali ateiti, atsisėsti, apsiauti naujus batus, apsirengti ir viską susitvarkyti. Ir tam jis ir skirtas. Šiame kambaryje jis šiek tiek ne vietoje, bet nemanau, kad tai neskoninga. Tai nėra neskoninga.
Čia yra sėdėjimo zona, 2 kėdės aplink ją. Ir tai yra tikrai senos kėdės, jos atrodo kaip iš XIX amžiaus pabaigos. Bet taip, nesu visiškai tikras. Oho, šitai reikėtų gražiai restauruoti ir vėl kažkur pastatyti. Ir dar vienas gražus paveikslas. Nuostabu. Ei, ir jei jau ten baigiai, ateik pažiūrėti šito. Tai nėra labai ypatinga, bet pagaminta iš porceliano. O taip. Ne, turiuomenį, tai tikrai šaunu. Taip, jis gražiai suprojektuotas, savaip unikalus, Tikrai šaunu. toks spalvingas, toks gyvybingas. Taip, turiuomenyje šis paveikslas kupinas gyvybės. Taip. Tokia graži. Gerai, pristatau jums biblioteką. Ji nėra didelė, bet labai žavi. Taip, manau, tai gražiausia maža biblioteka, kurią esu matęs. Ji labai miela. Tikriausiai čia užeidavo, pasimdavo knygą, nueidavo į ten esančią svetainę, atsisėsdavo ir mėgaudavosi šią nuostabią knygą. Ir ramybę, kurią tai suteikė. Jam ar jai. Nes Margaret buvo paskutinė, kuri čia gyveno. Ar tai kažkas, kas atsidaro? O taip, tai yra vienas iš tų rinkinių. Jis nėra visiškai pilnas. Čia turėtų būti kelios taurės, bet iš tikrųjų tai yra senovinis iškilų rinkinys. O, tikrai. Ir tu galėjai jį pasiimti. Manau, čia turėtų būti buteliai. Ir tada galėtum pasiimti šiek tiek alkoholio medžiokliai ar tiesiog maloniam piknikui. Ir taip pat atsidaro šonuose, kad galėtum matyti. Ir tada gali išimti visą šią padėklą, taip ir naudoti jį. Tai Yra labai šaunu. jūsų svečiams ir visiems, kurie atėjo su jumis. Labai labai trapu. Taip, tai atrodo labai trapu. Gerai, o tada vėl uždarote taip. Norėčiau tokio rinkinio. Ir tada, mano pirštas įstrigo. Man labai patinka šie piešiniai, turiuomenyje, tai yra spaudiniai. Bet tai gražu. O šitas gamtos piešinys. Turėtum parodyti ir visus metalus čia pačioje. Taip. Tiek daug dalykų. Kiekviename šioje vietoje kampe, kur be pažiūrėsi, yra ką parodyti. Kas tai yra? Net aš neturiu supratimo, tai taip šaunu. Užbaikite taip, kaip šis gražus kanalas, čia, šiame kambaryje. Ta pati, tik su keliomis kojomis mažiau. Tai miela. Čia yra koridorius, kuris veda iš kiemo. Matai ten. Tai šoninės durys. Jos veda tiesiai į kiemą. Gal jau parodyk tai. Tai tarsi visi šie maži laikikliai. Taip, galbūt nesu visiškai tikra. Iš tikrųjų atrodo visiškai rankų darbo. Oho! O, ir štai vienas iš tų degintų piešinių, žinai. O, taip, čia piešta mažų pieštukų. Taip, būtent. Man tai labai patinka. O, tai subyra. Tai yra mažas pypkė, gražiai pagaminta pypkė. Pažiūrėkite, tikriausiai rankų darbo. Oho! O ar matei šitą mažą namelį? Jis toks detalus. Šioje vietoje jie tikrai buvo šunų mylėtojai. O taip. Jie mylėjo savo šunis. Nežinau, kas tai. Tai tik dėžė. Gerai, puiku. O čia yra koridorius. Vėliau tai apžiūrėsime išsamiau, bet pirmiausia eikime į šį kambarį. Čia vėlgi labai didelį kambarį. Biurą, archyvą. Čia galite matyti rašomąjį stalą, prie kurio kažkada dirbo žmogus. Visi jų daiktai vis dar čia palikti. Čia yra adresų knygelė. O, tai sena adresų knygelė. Pažiūrėkite, galite ją patraukti atgal ir tada jie atsiverčia ties tuo numeriu. Taip, visi adresai vis dar ten yra. Taigi aš ją užversiu, o jūs turite ją sulieti. Jau padaryta. Vėl labai didelis židinys. Taip atrodo naujesnis. Taip. Taip pat tikriausiai nenaudotas. Ir jei blogai elgiesi. Štai Džonis. Nuostabu, tiek daug kirvių. Gražu, neįtikėtina. Taip, labai šaunu. Vaikščiojimo pagalbinė priemonė. Tikriausiai skirta Margaretai, kai jie jau buvo sena. Ir čia dar turime neįgaliojo vežimėlį, kuris vis dar stovi. Taip pat paliktos sauskelnės ir viskas kitas. Taigi tikriausiai gyvenimo pabaigoje ji labai paseno. Greičiausiai 2019 metai. Stalas čia visiškai nepažįstas. Kažkas galėtų prie jo dirbti. Net laiškai ir visa kita vis dar čia. 2 darbo rankinės. Beprotiška. Artefaktai ir viskas, ką tik galite įsivaizduoti visur aplinkui. Oho, gražu. Gerai.
daugiau dalykų. Ar tiesiog atrodo šiek tiek be barzdos? Įmontuotos spintos irgi visai gražios. Taip. Čia daug įmontuotų spintų tikriausiai pripildytų porceliano. O, matei seifą kampe? O ne, dar nemačiau. Ne. Čia stovi seifas. Ar galėjai atidaryti? O taip. Dėža. Ten nieko nėra. Noriu būti turtingas. Taip, apmaudu. Gerai. Grįžkime į koridorių, pažiūrėkime. Ką mes čia turime? Oho. O, pilna batų. Taip, matote, visi moterų batai čia palikti. Taip galima suprasti, kad moteris čia buvo paskutinė. Ji turėjo daug savo vyro nuotraukų namuose, kaip jau matėme, tad ji tiesiog norėjo jį prisiminti. Ji jį mylėjo. Tai turbūt irgi rūsys. Taip, greičiausiai taip ir yra. Labai senas rūsys. Einam pažiūrėti. Jau matosi vyno buteliai. Šaunus radinys. Gal vyno rūsys? Taip, tikrai. Tai prancūziška pilis. O, čia senas rūsys. Taip, tikrai senas ir jis griūva. Jam 500 metų. Tiesa? Čia liko bent 100 vyno butelių. Beprotiška. Visos tos tuščios buteliai štai ten. Pažiūrėk čia. O, palauk, pažiūrėkite. Palauk. O, šie vis dar pilni. Taip. Oho, šie buteliai turbūt labai brangus čia gulintys. Pažiūrėk juos. Jie net apaugę voratinkliais. Ką tik pamačiau tai akies krašteliu, tai tarsi mažytė skylė žemėje. Po šiuo šimtmečių senumo pilimi slypi kažkas dar įspūdingesnio nei tai, kas yra virš žemės. 600 metų senumo tunelių sistema pastatyta tuo pačiu metu, kaip ir originali viduramžių tvirtovė 15 amžiaus pradžioje. Šie tuneliai buvo iškasti tiesiai žemėje ir uoloje, vingiuodami per pamatus ir sujungdami svarbiausias dvaro dalis. Svarbiausia, kad vienas iš jų veda tiesiai prie senojo šulinio, kuris buvo gyvybiškai svarbus apgulties metu. Manoma, kad šie praėjimai tarnavo kaip pabėgimo keliai didikams, kurie kadaise čia gyveno, leisdami jiems pasislėpti po žeme, jei užpuolikai pralaužtų išorinės gynybinės linijas. Įdomu tai, kad tai nėra unikalus atvejis. Visoje Prancūzijoje daugelis viduramžių laikų pilių buvo pastatytos su slaptais požeminiais tuneliais. Kai kurios buvo skirtos slapta pernešti atsargas, kitos vedė į netoliese esančias koplyčias, upes ar net į miško proskynas už kelių mylių. Jos buvo būtinos išlikimui, slaptumui ir valdžiai, o šiandien jos vis dar išlikusios. Viena iš paslaptingiausių ir labiausiai žavinčių šių istorinių statinių dalių yra būtent ši. O tai tęsiasi toli. Ar tai visas tunelis? O dieve, čia net vyno buteliai apačioje. Rimtai. Taip, jaučiuosi lyg vaikščiočiau lėktuve. Taip, mes vaikštome ant molio. Tai tikriausiai kaip vandens sistema. O, štai čia. Palauk, palaikyk kamerą truputį. Manau, kad ten buvo užlieta. O dieve, matau, kad vandenyje yra puodų ir visko. Tikriausiai vanduo eina dar toliau. Deja, negalime taip beprotiškai tyrinėti. Grįžkime atgal dar kartą. Taip, grįžkime atgal. Atgal. Tai buvo netikėta. Ohu. Eikime į šios vietos antrą aukštą, tad pakilkime šiais laiptais į antrą aukštą. Vėlgi visiškai nuostabu. Pastaraisiais metais filmavome tik beprotiškas vietas. Beprotiška, kad vis dar jas randame. Atsiprašau, leiskite man žengti 2 žingsnius atgal. Taip, kad čia šiek tiek parodyčiau. Nes aš tik vaikštau čia. Aš dar net neparodžiau net pastatomo laikrodžio čia kampe. Gražu. Daugiau jokių ginklų. Šį kartą be ginklų. Bet taip, voratinklių visur. O, gali parodyti kiemą, bokštą, saulė pamažu leidžiasi. Taip, mes atvykome čia labai vėlai. Šiek tiek netikėta. Man labai patinka šie didžiuliai veidai, ką tik tai pamačiau. Tai pagaminta iš akmens fleur de lis, 1826 metai. Čia viskas alsuoja istorija. Žemėlapiai, gražūs atvaizdai, krosnys. Čia yra visko. Čia yra nedidelis kraštelis. Nežinau, kodėl jie tai padarė. Aš beveik pargriuvau prieš akimirką, kai įėjau į šį kambarį. Bet taip, čia patenkate į viršutinį kambarį. Vėl neįtikėtinas kambarys. Didingas. Neįtikėtinas.
Tai yra pirmasis valgomasis, kurį matome. Taip, būtent, ir šis yra beprotiškas. Beprotiškas. Beprotiškas tai yra žodis šiam piliai. Nuostabus. Nuostabus valgomasis stalas. Štai. Net augalai vis dar stovi ant stalo. Ir jie yra tikri, nedirbtiniai, tiesiog sudžiūvę augalai. Ir masyvus viduramžių židinys. Ir manau, žiūrint į šį ir į jo stilių, jis turi būti iš pačios pilies pradžios laikų. Jis čia buvo visada. Čia turime dar vieną herbą židinyje. Gražų herbą. Apačioje levandos, žinoma, židinio dumplės. O, jis tikrai šiek tiek primena tamplierių kryžių. Manau, tai tamplierių kryžius. Taip, galbūt Kristaus ordino kryžius. Bet gal tai tiesiog dekoratyvus elementas. Čia guli du nuostabūs kardai. Senoviniai kardai, kuriuos jie turi. Ar matai juos per kamerą? Taip, tai klasikinės formos civilinės rapyros. Taip, todėl ir paklausiau, nes jie netgi turi graviravimus ir viską ant jų. Atrodo labai detalūs, labai smulkus. Labai šaunu. Juos taip pat galima vadinti dvikovos tipo rapyromis, o ne civilinėmis. Tikriausiai neįtikėtinai seni ir rankų darbo. Greičiausiai. Atsargiai padėk tai atgal. Visi tie aliejaus žibintai stovi ten gale. Ir dar vienas graži iliustracija. Vėl. Pilis. Taip. Kai turi pilį, esi pamišęs dėl pilių. Geriau taip ir būtų. Tavo gyvenimas sukasi aplink pilis. Taip. Ten žinoma fazanas. Kas yra pilis be fazano? Negyvas gyvenimas kabantis ant sienos? Tai tiesiog taip gražu. O dieve, papuošimai ir net žirklės ten guli. Neturiu supratimo. O, tai gražūs varpeliai. O taip, wow. Manau, tai tikras varis. Taip. O, palauk, ar gali jį apversti? Fontenas, mortonas, mortų nieko nesako. Ir vėl, gražus gobelenas čia ant sienos. Pažiūrėk, jis taip pat milžiniškas. Milžiniškas. Čia yra labai keista lapė, ryjanti fazaną. Netgi šuo puola lapę. Ei, pasaulyje nėra pilies, kuri apsieitų be fortepijono. Šioje nėra fortepijono, bet čia yra labai mažas fortepijonas. O, miniatūrinis. Kartais pilys turi tarkim 10 fortepijonų, o kartais neturi ne vieno. Verpimo ratelis. Oho. Net neįsivaizduočiau, kaip tokiu daiktų naudotis. Aš taip pat. O ar žinai, kam tai skirta? Taip, tai skirta anglims dėti. Taip, tikriausiai irgi kokių 100 metų senumo. Taip. Tikriausiai. Oho! O-ei. Ar tai atlasas? Bet čia ant stalo yra Jėzus Kristus. Ir aš žiūrėjau šią knygą čia. Tiesiog noriu parodyti jos vidų. Dideli užrašai, iliustracijos, viskas, ką tik galite įsivaizduoti. O, l'art français, prancūzijos menas. Pažiūrėkime, ką dar čia rasime. Erelys, sakalas. Sakalas ne, tai yra sakalas. Taip, tai yra sakalas. Europoje yra daugiau sakalų nei erelių. Esu beveik tikras, kad erelis turi kitokias spalvas. Vėl graži gobelenas. Tai vienas iš gražiausiai išsilaikiusių namuose ir įrėmintas. O, mielas mažas miegamasis. Ką aš čia kalbu? Miegamieji dėl kažkokios priežasties yra didžiausi kambariai name. Ir paprastai didžiausias būtų valgomasis arba koridorius. Bet čia miegamieji tiesioginė prasme yra pagrindinė namo dalis. Ir mes jums parodysime, koks jis nuostabus. Tai tipiškas prancūziškas miegamasis, visada dekoruotas gražiomis spalvomis, tapetai dažniausiai derinami prie lovos, bet šiuo atveju ne. Taip, jaučiu, kad tai vienas iš paskutiniųjų. Kambarių, kuriuose dar buvo gyvenama, kuriuos dar galima pamatyti. Jis netgi šiek tiek nublukęs ir atrodo, tarsi čia būtų gyvenama. Taip, tai atrodo kaip mūsų kambarys. O dieve, jos kambarys. Viskas vis dar yra šiame kambaryje. Taip, tai tikrai jos kambarys. Pažiūrėk, čia tiesiog prikrauta religinių daiktų. Tiek daug religinių artefaktų. Taip, jos vyras Alfredas iš čia išvyko. Tai atrodo kaip mažas bloknotas, bet iš tikrųjų jis atsidaro ir viduje yra dokumentai. Aš jau mačiau tai kelis kartus. Po apačia taip pat yra graži kėdė.
Man labai patinka tas paveikslas viršuje. Jis labai gerai išsilaikęs. Taip, ir nemanau, kad jis senas. Esu beveik tikras, kad jis gana naujas, bet taip, vis tiek labai gražus. Jis vertas būti muziejuje. Taip, labai liūdna, kad jis yra čia. Čia stovi dar viena kėdė. Stalas čia prie lango. Galėtum sėdėti, žiūrėti į lauką ir ryte mėgautis saulės šviesa. Su vaizdu į kalnus. Šiaurė yra ten, todėl saulė šviečia taip, tad į kambarį patektų maloni saulės šviesa. Dar noriu parodyti ir tai. Pažiūrėk, čia kaip stiklinė kiosko pertvara, užkimšta čia, išsaugota su šiomis gėlėmis viduje. Nežinau, ar tai tikrai sena, ar dirbtinai pasendinta, bet atrodo tikra. Tai beveik primena tas japoniškas ikebanos kompozicijas, kurias dažnai matėme. Daugiau papuošimų ir visko, smulkmenų su paukščiais, apmušalai, sėdynė. Tuo metu žmonės turėjo grožio pojūtį. Tai, ką matai šioje vietoje, iš tiesų išlieka gražu amžinai. O tai, ką darome šiandien, viskas susijęs su mada. Ir aš nesu tikras, ar tai gražu. Ir šis laikrodis tiesiog toks gražus. Jis turi marmurą, auksą, viską. Turiu pasakyti, tai gražiausias laikrodis, kokį esu matęs. Ypač apleistoje vietoje. Labai džiaugiuosi, kad jis apsaugotas stiklu. Taip. Tai yra šedevras. Turime Alfredą su jo dalmatinu. Tikriausiai labai nauja nuotrauka. Stalčiai. Viskas čia atrodo taip, oi, Biblijos, ir viskas vis dar čia. Kas ten viduje? Visi mūsų maldos karoliukai. Kas tai? Aš žiūriu, man tai patinka. Nežinau, kas tai yra, tiesiog kažkoks vaistų dalykas. O, pažiūrėk, tai ta pati nuotrauka, kurią matei anksčiau, su pilimi ant kalvos. Bet dabar, jei esi pasiruošęs, tik jei tikrai esi pasiruošęs, leisk tau parodyti mano nuomonę gražiausią kambarį visoje šioje vietoje. Kviečiu tave į patį gražiausią šios vietos kambarį. Tai visiškai neįtikėtina. Tai tikrai turi būti vienas iš 5 gražiausių miegamųjų, kuriuos esu matęs. Ir ši lova yra tiesiog gražiausia lova, kokią esu matęs. Turiu omenyje raižinius. Tarkime, paimkime lovos galą kaip pavyzdį. O jei pakelsi akis aukštyn, matai šios nuostabius paveikslus. Juos sukūrė menininkas. H. Lipman. Netgi skamba vokiškai. Taip, turiu omenyje viskas šioje lovoje tiesiog tobula, tai tikras šedevras. Tai tarsi miegoti sapne. Norėčiau sužinoti, kiek jie būtų sumokėję už šią lovą. Nemanau, kad norėtum sužinoti. Tiesą sakant, viskas padaryta labai dailiai, o viršuje dar gražesni gražūs paveikslai. Netgi galite matyti tas įtraukimus, apie kuriuos kalbėjau. Taip, ir turiu omenyje visas lovos paviršius yra nudažytas, bet jis ir išraižytas, ir nudažytas, ir tai yra tikras šedevras. Taip. Ši lova mane tiesiog glumina, ji tokia beprotiška. Oho! Ir tada prie jos dera tas sietinas priešais, jie kartu, tarsi sietinas nukreiptas į lovą. Ir tada su viskuo aplinkui. Šis kambarys tiesiog atrodo didingai. Jei čia pabundi, aš pabusčiau lyg sapne. tu pabundi lyg sapne. Žinoma, virš lovos Jėzus. Amen. Net ir šonai čia. Pažiūrėk, jie net nudažyti. Ir taip vėlgi, šios detalės tiesiog neįtikėtinos. O palauk, aš eisiu ten. Taip. Tikriausiai jų protėviai. Proseneliai, promosės. Šioje pusėje moteris, o toje pusėje vyras. Prancūzijoje labai įprasta ant sienų kabinti savo protėvių nuotraukas. Labai tipiška. Oho. Apeikime kambarį. Leiskite man parodyti šią kėdę, nes jaučiu, kad ji labai ypatinga ir, na taip, tai taip pat sena kėdė, bet ji tokia graži. Taip. Man ji labai patinka. Visiškai aptrauktas audiniu. Ir net čia, šioje pusėje, šis stalas ir veidrodis virš jo, stalas taip pat yra labai ypatingas. Nežinau, kaip vadinti šiuos stalus. Manau, kad tai konsolinis staliukas. Greičiausiai ant viršaus itališkas marmuras.
Oho, labai šaunu. Taip. Tai yra sekreteras. O dieve, tai gražiausias, kokį esu matęs. Tikrai taip. Netgi slapti skyreliai. O, jis iš tikrųjų turi tokias. Kaip tipiška. Kartais, jei ką nors ištrauki, gali ištraukti ir ką nors kitą. Taip, O, štai ir yra. beveik gali juos ištraukti. Tai šaunu. Aš žinojau tai. Oho, man tai patinka. Kodėl mes to nebedarome? Na vyrai, kas darosi su šiuo pasauliu? Tai tarsi batai kaubojams. O kaip pentinai. Net ir tapetai čia už nugaros. O, jie aksominiai. Prancūzija. Tikra Prancūzija. Nuostabus židinys. Žinoma, kiekviename kambaryje yra židinys. Marmuru dekoruotas židinys. Gražus. Gražus laikrodis ant jo. Ir net žvakidės. Jos taip pat nuostabios. Oho. Ir židinys, veidrodis, puošybos elementai, spalvos. Viskas tiesiog tobula. Jie apie tai pagalvojo. Dar vienas iš tų nuostabių paveikslų. Neturiu žodžių apibūdinti jo grožiui. Tiesiog be galo juos mėgsta. Mes stovime muziejuje, o už šio miegamojo atrodo, kad jie turėjo vaikų kambarį su visa įranga ir viskuo. Taip, vaikai tikrai čia gyvena. Tada galėjai stebėti vaikus, būdamas savo kambaryje. Labai įdomu. Čia turime visų jų mokyklinę nuotrauką su uniformomis. Gerai, eikime toliau, pažiūrėkime. O, ir net durys vedančios į šiuos kambarius yra tik rėmas ir durys. O pažiūrėk į raktą, kuris yra čia viduje. Šaunu. Atrodo viduramžiškai. Aš net nebegaliu to ten įdėti. Gerai, eikime vidun. Oho, užeikite. Dar vienas nuostabus kambarys šiame name. Ir atrodo, kad tai vaikų miegamasis. Netgi Taip. dvi mažos mielos lovos. Rožinės lovos. Tikriausiai čia miegojo tie anūkai, kuriuos matėme nuotraukose apačioje. Įsivaizduokite, kad esate šių tėvų arba šių senelių vaikas ar anūkas. Ir atvykus į šią pilį, tai turbūt būtų kaip sapnas. Daugiau nuostabių židinių, plokštės, kurias jau matėme anksčiau, herbai, heraldinės lelijos. Ir tai vėlgi yra senas židinys. Taip, labai senas. Net ir sienos čia. Ar rodėme, kaip jos šiek tiek lupasi, bet tai nuostabu. Turime daugiau paveikslų. Man labai patinka šie paveikslai. Jie kaip dvyniai ir taip gražiai papildo vienas kitą. Bet taip, atsiprašau, tu kalbėjai apie kėdes. Beprotiškos kėdės. Labai elegantiškos. Šios vietos niekada negana. Grožis yra neatsiejama žmonių gyvenimo dalis. Ir anuomet jie suprato, kas yra grožis. O kartais man atrodo, kad žmonės pamiršo, kas yra grožis. Ir čia jiems taip pat yra mažos vonios kambarys. Vonia ir viskas. Rankšluostis vis dar čia guli. Kaip keista, ar ne? Ačiū. Į dešinę, į didelį koridorių. Pirmą eiktų. Čia dar vienas vonios kambarys šioje pusėje. Tau tai patik? O taip, šitą aš tikrai pamilsiu. Ar tai ne pilies ženklas? Taip. Su bokštu? Oho, tai padaryta taip gražiai, tai taip šaunu. Ir vėl nuostabus miegamasis. Čia apmušta lova, vis dar paklota. Kėdė. Apmušta kėdė čia kampe. Viskas raudona. Man tikrai patinka raudona šiame miegamajame. Taip, o dieve. Dieve mano. O ne, čia yra parašas. Labai mažas. 1900 kažkas, manau, 51. Trūksta rėmo. Tai buvo tiesiog kažkas, ką jie turėjo pasidėję. Tai tokia beprotiška idėja. Nuostabus židinys su dar vienu veidrodžiu viršuje. Gražios puošybos detalės ir vėlgi gražus laikrodis. Visiškai uždengtas. Tikriausiai jau seniai negavo gryno oro. Todėl jis taip gerai išsilaikęs. Jėzus, vėl. Tas pats, kurį matėme, kai atėjome į namą. Tai yra, maniau, kad tai paveikslas ir jis šiek tiek paminkštintas, bet tai ne pagalvėlė, tai paveikslas. Vis dėlto labai gražu. Tikrai gražu. Gerai, grįžkime į koridorių. Čia turime dar vieną gražią suoliuką. Kažkas, ko dažnai nematome. Jaučiu, kad šis dizainas yra tiesiog labai kitoks. Taip. Jis labai unikalus.
O, ar galėtum, prašau, ištraukti paveikslą? O šitas jau pradeda gana stipriai irti. Neturėtų čia būti. O, kaip gaila. Tada čia gale turite dar vieną labai mažą miegamąjį, labai jaukų. Taip, labai. Juodas židinys, gražus laikrodis ant viršaus. Atrodo kaip kažkoks trofėjų laikiklis, nepaprastai sunkus, bet jis turi šį raktą. Manau, kad tai yra. Tada šitas. Taip, manau, kad tai jau nebeveikia. Stalas šioje pusėje su knygomis ir dar keletas nuostabių paveikslų. Čia daug nieko nėra. Ne, ten beveik nieko nėra. Bet pažiūrėk į spintą. Ten yra labai trapus gėlių žiedlapiai. Oho. Neįtikėtina. Net čia tiek daug visur paliktų artefaktų. Net ten. Sietinas koridoriaus gale, kur niekas neužeina. Tiesioginė prasme. Tiesioginė prasme. Paskutinė šios vietos dalis – palėpė. Eikime aukštyn. Čia yra sandėliavimo vieta. Jie tiesiog sumetė čia visus daiktus, kurių daugiau nereikėjo. O pirmas dalykas, kuris krenta į akis – vitražinė spinta. Oho, tai neįtikėtina. Ir ji vis dar pilna daiktų. Šios vietos palėpė prikrauta iki pat viršaus. Čia palikta dar daugiau ragų. O šautuvas? Na, Pusė šautuvo. taip, pusė šautuvo. Pusė šautuvo. Tiesioginė prasme, pusė šautuvo. Ir ten yra dar vienas iškamšytas paukštis. Taip, jis jau gana prastos būklės. Galbūt koks nors herojus ar panašiai. Gana prastos būklės. Eik ten ir truputį parodyk. O manekieną. Hau, hau. Ir čia dar vienas mažas kambarys. Manau, jei pradėsite kasti čia, rasite senovinių dalykų. O tai. O vau, naktis, naktis. Beprotiška. Manau, tai suvenyras. Bet taip, bet vis tiek šaunu. Moulin Rouge'as, tai yra iš Paryžiaus. Ei. Dar viena iš tų prisukamų šiurpių dainų. Ką palauk? Tai viena geriausių pilių, kurias esu kada nors aplankęs. Ačiū Jums, gero vakaro. Susitiksime visi kitą savaitę dar viename epinėme tyrinėjime. Būtinai prenumeruokite, nes tokių dalykų darysime dar daugiau ir susitiksime kitą savaitę dar viename epinėme tyrinėjime. Iki pasimatymo.